Trakuose vykstančiame pasaulio jaunimo iki 23 metų irklavimo čempionate ketvirtadienis bene aktyviausia diena. Nuo ankstyvo ryto vyko atrankos plaukimai, o po pietų papildomą galimybę pagerinti savo padėtį galėjo tie, kam pirmąją varžybų dieną nepasisekė iškart prasimušti į pusfinalius ar finalus. Ketvirtadienį tiesioginį kelialapį į pusfinalį pelnė viena didžiausia Lietuvos rinktinės vilčių. Birželio mėnesį Europos jaunių čempionėmis tapusios Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė. Porinė dvivietė 2000 metrų nuotolį įveikusios antros. Jos atsiliko tik nuo dueto iš Baltarusijos, bet aplenkė amerikietės, vokietės ir latvės. Nors šios Lietuvos irkluotojos yra beveik 5 metais jaunesnės už daugelį čempionato dalyvių, tikimasi, kad Ieva ir Milda sugebės prasimušti į finalą ir kovoti dėl apdovanojimų. Tikrai nebuvo paprasta, reikėjo daug labai pastangų, nes visos 4 komandos ėjo gana lygiai. Labiausiai bijojome tikriausiai Baltarusijos komandos ir Vokietijos, bet nustebome, kad ir galėjome aplenkti vokietės, taip kažkaip labai keista buvo. Taip pat amerikietės buvo labai stiprios. Baltarusijos sportininkė šiek tiek ir išgąsdino, nes pirmąją vietą paėmė. Galbūt turite minčių atsirevanšuoti jau? Nemanau, kad išgąsdino, nes mes tikėjomės iš jų. Tad labiausiai nustebome dėl vokiečių, kadangi jas apsilinkėme, nors tikėjomės, kad jos bus vienas iš lyderių. Tikimės palankių burtų pusfinalio. Dėl to mes ir kovojom per parengimą į plaukimą, aukštesnį vietą užimti, kad palankesni varžovai susiklostytų burtai palankesni. Ir planas pakliūti šešetukai, išeiti į finalą. Bilietus į pusfinalį iškovojo porinė dvivietė irklavė Dominykas Jančionis ir Aurimas Adomavičius. Jie savo klasėje konkuravo su dar 17 porų. Tačiau dabar varžovų ratas sumažės. Mūsiškė atrankos plaukime užėmė antrąją vietą. Ir kova dėl apdovanojimų tęs pusfinalyje. Tai ką, vyrai, matau, rimtai nusteikę, ar ne? Nenorėjote į pagodas jokius plaukimus? Nu tai, bandysim atsirinkti dar į finalą dabar per pusfinalį. Tai tiek. Na, tai kaip, papasakoj, kaip sekėsi plaukti? Pirmi buvot, ar ne, kurį laiką? Buvom pirmi, jo, pirmus 500, bet po to biškį sunku pasidarė. Nežinau. Biškį atleidom. Užteko antriems būt, kad išeitume. Kaip treneriui visas vaizdas? Na, ši komanda yra jauna, pirmi metai jaunimo lygoje, taip kad prieš jų viskas priešaky dar. Užduočių didelių nestatomės, reiškia paprasčiausiai sustartuoti taip, kaip mes galim, geriausiai. O taip, kol kas viskas gerai, pažiūrėsime, kaip toliau bus. Nepasisekė vienviečių valčių klasėje plaukusiam Karoliui Sunklodui. Jis tik 1,26 sekundės atsiliko nuo varžovo iš Alžyro ir užėmė 5. vietą. Karolis varžybas galės tęsti paguodos plaukime. Atkakli kova vyko ir vaikinų pavienių dviviečių atrankoje, kur dalyvavo Ernestas Žarskis ir Kęstutis Juozėnas. Mūsų šalies atstovai dėja liko paskutiniai, nors nuo 4. ir 5. vietas užėmusių Graikijos ir Latvijos irkluotojų atsiliko tikrai nedaug. Vaikinų porinė dvivietė irklavo Joris Medeišis ir Edmundas Sameto. Jie savo atrankos plaukime užėmė 5. vietą ir į pusfinalį nepateko. Šioje valčių klasėje startavo 20 ekipų. Vytautas Butkus vienviečių varžybose irgi turės tęsti kovą paguodos plaukime. Sportininkas užėmė 4. vietą, aplenkęs irkluotoją iš JAV. Lietuvos vaikino 8-vietė savo atrankos plaukime finišavo paskutinė. Tarp 10 šios rungties įgulų mūsiškių laikas pats prasčiausias. Į finalą iškart pateko 1-2 vietas užėmusios komandos. Iš viso Trakuose bus išdalytas 21 medalių komplektas. Finaliniai plaukimai vyks šeštadienį ir sekmadienį. Ketvirtadienio pavakarę vyks paguodos plaukimai, kuriuose irgi pamatysime Lietuvos irkluotojus.